Susitikimas mūsų su Dalia įvyko Trofimos Koledo saloje prie Laptevo jūros. Jai tada jau buvo 15 metų. Jinai buvo labai drąsi, teisinga, drąsi ir nebijojo nieko. Nebijojo. Ji susidarius aplinkybėms anuometiniai valdžiai neįtiko ir turėjo pasitraukti iš gydytojos pareigų. Tai nebuvo kompromisai tokie, tylėsiu, neveiksiu, nedarysiu. Ji turėjo tvirtą nusistatymą. O Dalią greitai suėmė. Susekė irgi, suėmė greitai ir į Gorkio kalėjimą. Ir ta Dalia buvo 3 metus kalėjime. Ir galvoju, aš galvoju, kodėl taip žmogui tiek iškentėjęs Sibirį. Ir vis tiek dar ir toj tėvynėj nebuvo laimės gyventi. O jinai sako, aš vaikštau po Lietuvos žemę, o ne partijos komiteto žemę. Čia, sako, krauju aplieta ta žemė ir aš turiu teisę joje gyventi. Jinai kovotoja ta buvo, nenalaidžiavo taip jau. Tai buvo toks žmogus, kurią tą gyvenime gali sutikti ir šiais laikais mažai yra. Prasidaro durys ir pas mus ateina Dalia. Dalia. Dalia Grinkevičiūtė gimė 1927 m. gegužės 28 d. Kaune inteligentų šeimoje. Jos tėvas, Juozas Grinkevičius, buvo Lietuvos banko tarnautojas ir karininkas, prisidėjęs prie Lietuvos aukso atsargų išsaugojimo 1940 m. sovietų okupacijos metu. Motina, Pranė Statickaitė Grinkevičienė, buvo namų šeimininkė, pasižymėjusi švelnumu ir atsidavimu šeimai. Dalia turėjo 3 metais vyresnį brolį Juozą. Vaikystėje Dalia augo prestižinėme Kauno Radijo rajone Perkūno alėjoje. Šeimos namuose buvo žinomo dizainerio Jono Propolenio baldai, ant sienų kabėjo meno kūriniai, vaikai turėjo galimybę skaityti grožinę literatūrą, lankyti teatrą ir dailės užsiėmimus. Šeima atostogaudavo Palangoje. Dalia mokėsi Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje ir nuo 13 metų priklausė skautų organizacijai. Ir Laukuvoj mane sutinka daktarė. Sutiko daktarė, laba diena, ir jinai mane veda į gimdyklą ir jinai mane egzaminuoja. Atidaro spintą vaistų vieną. Čia tas vaistas toks, kiek ten tais laikais buvo tų vaistų. Keli vaistai gimdymą skatinti, kraujavimą stabdyti. Aš viską jai papasakojau ir labai maloniai mane priėmė ir palatą davė, kad aš galėčiau apsigyventi. Geležinė lova, ir aš ten kokius kelis mėnesius gyvenau, kol paskui pas slaugutę. Biškis Stonienė, vos Laukutė Stoniai, gal tokie Laukuvai gyvena, likti jų sūnai, Lakūnai paskui buvo. Tai paskui pas ją perėjo. Ir daktarė parodė gimdyklą, 5 lovos gimdyklos ir aš pradėjau priiminėti gimdymus visiškai savarankiškai, daktarė visiškai nesikišo. Ir atvažiuodavo revizijos iš Klaipėdos, tuo metu buvo mada gydytojų ir sakydavo apie akušerinį darbą reikėtų ataskaitą. Tai daktarė, čia akušerinis skyrius vedėja. Sakau, daktarė, aš tik akušerė, aš jokia vedėja, bet juokėsi jinai. Aš noriu sugrįžti į savo vaikystės metus, dar mokykloje berods nesimokiau. Ir taip jau susiklostė aplinkybės, kad man teko
gydytis Laukuvos miestelio ligoninėje. Tada pirmą kartą pamačiau ir sutikau gydytoją Dalią Grinkevičiūtę. Susitikimas mūsų su Dalia įvyko Trofimos Koledo saloje prie Laptevo jūros. Jai tada jau buvo 15 metų. Tais metais buvo žuvęs Amerikos prezidentas Kennedys. Ir daktarė vienintelį turėjo televizorių. Visos seselės drebėdavo prieš daktarį. Nu, sako, ko jūs dreba? Ta daktarė gerai. Nu, jinai tokia, nu, griežta, nu, kaip pasakyti, ne tiek ir griežta, ir kartu, nu, tokia, nu, nelepšika pasakyti. Nu, tokia stragi gal sakyti. Bet aš juos nebijojau. Aš su jie šnekėjau, man viskas buvo gerai. Ir aš išdrįsau paklausti daktarės, kaip ten laidoja Amerikoje, kaip ten... O, sako, gerai. Sako, tai ateik pažiūrėti televizorių vakare, kai rodys, nes dieną televizorius neidavo. Ir daktaras sako, tai ir atsivesk, tai ir dar Irena, ten Elytė dar buvo sesutės. Sako, ir jūs ateikit. Mes eisim pas daktarą. Aš sako, aš durnas. Tai jeigu daktarį kviečia, tai ir einam. Tai buvo pirmas susitikimas daktarės namuose. Daktarė labai buvo maloni, mūsų arbatą pavaišino, mes pažiūrėjom tą filmą, pamatėm ir dabar tas vaizdas ir kaip ant katafalko vežė tą karstą. Tuo metu nušautą prezidentą, nu, kitų detalių neprisimenu. Ir daktarė pradėjom savaitgaliais mane pakviesti. Tuo metu jinai turėjo tik motorolerį ir su tom motoroleriu važiuoti kur nors į svečius. Jinai veždavosi mane pas Smetonos laikų inteligentus. Žinoma, augdamas aš apie ją taip pat girdėdavau kalbant žmonės, kad ji gydytoja, puikia gydytoja, padeda žmonėms, išmano savo profesiją. Taigi, kuri tai laiką, taip ir jos globoje ir buvau. Tarsi mama įeidavo į palatą, paklausinėdavo, paskalpuodavo, paklausydavo, kaip širdis plaka. Na, be abejo, ir su mama kalbėdavosi, ten jau atskirai nuo manęs. Paskui, kiek vėliau, močiutę gydė ir ilgokai gydė. Na, ir visi mes nugirdavom ją kaip puikią gydytoją. Tai tokios pažinties, susipažinimo tos aplinkybės buvo. Pasisveikindavom su gydytoja, gydytoja paklausinėdavo kaip mano sveikata. Be abejo, tokius jau rimtesnius klausimus tai aptardavo su mama. Tai va, ir šalia gavosi, kad tiek 2 jurtos tik buvo. Tai mūsų jurta buvo, ten 3 šeimos dar buvo, o kito jurtai Dalia gyveno su broliu ir su mama. Irgi va, tokiuose pačiuose sąlygose. Tas purgos, šaltis būdavo. O eketę tai reikėdavo 1,5–2 metrų išsikirsti. Ir kiekvieną dieną nueidavo sušalę, sustingę žmonės. Žinokit, mes po to, kaip susitikdavom jau čia, tai vienas kitų klausdavom, kaip mes ten išgyvenom. Tas buvo 6 metai tęsiasi, ne mėnesiai, ne dienos, metai. Man atrodo, kad mūsų sutapo mūsų požiūris į gyvenimą, į politiką, svarbiausia į politiką. Gal aš taip aiškiai nereiškiu, bet aš, nu, turbūt dėl to, kad jinai mane palaikė, patikimą palaikė mane, kad aš netarnauju, ne kolaborantė kokia, nors tylėdavo, visi mes savotiškai kolaborantai.
irgi puikiai atsimenu. Nu, griežta rūsti moteris, dėl to, kad atvedavo į klases, tikrindavo sveikatą, klausydavo širdį, plaučius. Ir kad mes biškį monijomės su sportas prieš varžybas buvo reikalavimą turėti sveikatos pažymėjimą. Fizinį laimį mokytojai atvesdavo grupę prieš varžybas. Įtikrindavo, biškį pabardavo už higieną, kur nors biškį kokių prakaitą su dulkėm rasdavo. Dėl to, kad tingėjom, gal šaltą vandens bijojom, o ko lėkdavo. Jau, tu žaltyną prausys, tu sportininkas, koks tu sportininkas. Visa jos poza tokia buvo, griežtoka, tokia tvirta ir charakteris toks tvirtas buvo. Tai, ką žinau, ar baimės, kiek jį ten galėjo turėti, bendraujant, žvelgiant, tokia tvirtos moters tokį įvaizdį turėjo, pasižymėjo juo. Tai manau, kad ji tų baimių didelių negalėjo turėti. Jo labiau, jeigu ji susidarius aplinkybėms anuometiniai valdžiai neįtiko ir turėjo pasitraukti iš gydytojos pareigų, tai nebuvo kompromisai tokie, tylėsiu, neveiksiu, nedarysiu. Ji turėjo tvirtą nusistatymą. Jinai buvo labai drąsi, teisinga, drąsi ir nebijojo nieko. Nebijojo. 49 metai atėjo pas mus Dalė su mama. Ir jos pas mus apsistojo, pas mus tas kambarėlis buvo, bet tais laikais tai buvo vienodai, ten ant grindų ar kur ten nesvarbu. Bet jos pas mus apsistojo ir jos iš mūsų būtent bėgo į Lietuvą. Kas mane tada, ašgi paauglė buvau dar tik tai. Ir aš tik tai mane... Šitas jūsų jurtos, reiškia jūsų... Jau ne jurtos, jau mes buvom Jakutske. Jau čia sostinė Jakutsko jau buvo. Jau buvo tas barakas, jau padoresnis, jau buvo elektra, jau Jakutske jau buvo ir medžiai buvo, ir taiga buvo jau čia. Taigi 2000 kilometrų nuo Jakutsko mes ten gyvenam, kada prie Laptivo. O čia tai šitaip, ir tik tai mane buvo nustebinta, kad aš ponę Grinkevičienę pamačiau visai kitaip apsirengusią ir dažytom lūpom. Tai mane šitas liko man vaikui kažkur, tai nemačiau aš šitokio. O jos pasirodo, man tėvai ir nesakė, pasirodo, jos tada bėgo į Lietuvą. Kaip jos išbėgo, tai 3 metus mes apie Dalę nieko nežinojom. Iš ten jinai, kaip jinai gavo bilietus į Maskvą. Jinai irgi priėjo prie kasos ir taip matau, kaip jinai man pasakoja. Priėjau prie kasos ir paprašau 2 bilietus į Maskvą, dайте dokumentai. Dokumentai yra sakvojaže, pasakė šitų pasų numerius ir savo ir mamos. Ir jinai laisvai gavo bilietus ir parskrido į Maskvą, o jau iš Maskvos jau čia, paskui į Kauną, jau čia buvo Tarybų sąjunga, jau nereikėjo. Taip jinai ir parvežė mamą. Pati išgalvotais numeriais pasų, kurių neturėjo. Kad buvo jau 49-50 metai, o ten kas buvo pas mus. Mes kiekvieną mėnesį turėjom, jeigu tau suėjo 16 metų, tu turi eiti į komendantūrą, speckomendantūrą registruotis, kad tu nepabėgęs. O jos kaip išvažiavo, tai jos labai greitai pasigėdo, kaip jos neatsižymėjo. O čia jau matyt buvo perduota, kad jau jos atvažiavo 49, o jau slapstėsi jos čia ir susirgo ta mama. Ir čia mama ir miršta. Ir tas laidojimas jos ten buvo kaip žiaurus toksai, kaip jau jūs jau šitą žinote. O Dalę greitai suėmė. Susekė irgi, suėmė greitai ir Gorkio kalėjimą. Ir ta Dalė buvo 3 metus kalėjime.
O mes nežinojom jau nieko, kaip jinai pasiekė, ryšių nebuvo. Jau jos iš vis negalėjo nieko niekam rašyti, nieką, jinai suimta buvo. Žodžiu, apie praeitį sužinojau. Žodžiu, ligoninė vienoj Laukuvos vietoj, o ambulatorija per visą miestelį reikėdavo. Ir tokia seselė Juknienė buvo, Danutė dar atsimenu. Ir mes einam iš ligoninės atidirbusis, einam į polikliniką. Aš kaip akušerė priiminėti ambulatorinės nėščiąsias, jinai ten su daktarė dirbti. Ir jinai tada pradėjo man pasakoti, tu žinai, kad daktarė tremtinė buvo ir buvo labai bjauri, jinai skundinėjo žmonės. Daktaras skundė žmonės. Aš dabar galvoju. 53 metai, prasidaro durys ir pas mus ateina Dalė. Dalė. Bet ją, reiškia, iš kalėjimo grąžino atgal iš ten, iš kur pabėgo. Bet jinai buvo vis tiek tokia, žinot, jinai tokia vyriško sudėjimo, tokia energijos pilna. Įėjo, o pas ją sužinai kailiniais, o ten matyt būdavo tokie laikai, kad kada karas vyko, žūdavo ten tie kareiviai, tai tos kailinėlius, ten drabužius atiduodavo kaliniam, kuriuos išleisdavo. Tai Dalė buvo su tais kailiniais tokiais. Jie buvo vien mazutuoti, su tokiu kvapu, nesvarbu tas, bet svarbu, kad jinai tokia pas mus buvo ir jinai tiek įsijautus kalbėjo, pasakojo, bet be galo buvo, kas yra apsiskaičius. Jinai žinojo tą visą konstituciją, visus tos straipsnius. Ir išėjus mes į lauką, bet šito užmiršti negaliu, man dabar atrodo, būčiau dailininkas. Šiaurės pašvaistė atrodo šviesų, o mes su mamytė lydim Dalę. Lydim Dalę, reiškia, ir jinai, žinoti, kaip tik išėjom į lauką, jinai suklikė, tokiu balsu tokiu. Ir rankom taip jinai sako, va dabar aš galiu išsireikšti, garsiai rėkt, galiu kalbėti ir rankas, nes ten kalėjime reikėjo už nugaros laikyti ir tylėti reikėjo. Ir taip ta Dalė atsidūrė pas Jokutskę jau dabar. Ir aš intuityviai supratau, kad kažkas čia negerai. Pasirodo, jinai buvo saugumietė, jau paskui aš ją sužinojau. Provokatorė. Ir aš ir iš tikrųjų nežinojau, kad daktarė buvo tremtinė, iš kur man žinoti. O paskui, tuo metu, kaip akušerė dirbau Laukuvoj, budėjimo metu atvežė sužeista į galvą jaunuolį, yra rašyta į prisiminimuose, milicininkas peršovęs jaunuolį galvai, dabar atsimenu, kad smegenys buvo įsitaškę šito frontalinė kaktinės srities. Ir daktarė jau buvo grįžus iš atostogų, aš iškviečiau daktarę ir išvežė į Klaipėdą, ten operaciją darė, man atrodo, jis išgyvena ir buvo teismas. Ir tada mes kaip liudininkės į teismą kvietė liudininkus iš eilės ir neleido būti teismo salėje, tai mes išėjom į gatvę vaikščioti. Ir tuo metu daktarė man papasakojo savo tremtį, papasakojo visus tos baisumus. Aš žinau, kad aš pradėjau drebėti, aš galvoju, kaip čia yra, kad daktarė patikėjo manim, kad viską man papasakojo. Nu ir nuo to prasidėjo mūsų draugystė su daktarė. 54 metais išvažiavo. Ir vėl mes atsisveikinom, mes vėl įsiskyrėm su ją. Vėl. O po to jinai ten Omske 2 metus mokėsi. Ir 54 metais jinai jau 6 jinai išvažiavo į Lietuvą. Jau. Toliau tęsė mokslus. Vėliau, reiškia, Dalė, kada baigė, aš jau grįžtu čia jau Lietuvos, mes dar su ją nebuvom susitikę, nes
Mes jau grįžom, aš viena grįžau 58-ais, tėvai dar negalėjo, nes išleido nepilnamečius, kurie išvežti buvo, o tėvai grįžo 60-ais. Tai mes čia, o Dalė jau buvo grįžusi. Ir jau čia jinai tada baigus institutą, be galo jinai čia su prigyrimu baigė, galėjo Kaune likti, bet jinai išvažiavo į Laukuvą. Kalbėdavo žmonės, kad griežtoka, kad reikalauja laikytis tvarkos, vaistus naudoti taip, kaip išrašyti ir paskirti. Bet turbūt tas griežtumas buvo normos ribose. Toks būtų pastebėjimas, kad su Grinkevičiūtės atėjimu atsirado daug jaunų specialisčių, medicinos seserų. Ir tame tarpe ištekėjusių už Juknos Juknienė, Šaukštelienė, buvo Iškaltinė viena moteris ir dar daug jaunų žmonių, baigusių medicininis mokslus. Ir budėdavo naktimis, jau būdavo budinčios ir šeštadienį, sekmadienį buvo rimtas atsinešimas į žmonių gydymą. Dabar, kada jinai jau buvo šitos ligoninės jau vedėja, tai jinai viską norėjo, kas daryti gerą, kad dėl žmonių, ten buvo sodas, kažkokio žmogaus buvo namas tas, kur ligoninė buvo. Va, tai ten, už tai jinai parašydavo, tiesiog pasakydavo personalui, seselėm, kada laisvos, kas ten gali, einam, skinam obuolius, taip, kad jie būtų, reiškia, ligoniam paskui duoti, reiškia, pasisandėliuokim, sudėkim, kad ligoniam, kam patiko, kam nepatiko šitas, taip, kad prasidėjo tokios visokiais irgi, kaip sako, vieniem negerai buvo, daug ten prie jos prikabiavo. Kada man išleido į mokslus į šitą, į Kauną, tada atvažiuodavo į Kauną, jinai man atveždavo, kartais bendravo, tai žiūriu, perlaida daktaris. Ten 200 rublių, tai dideli pinigai būdavo, 100. Ir pirmąsyk nusivedė į Tulpę restoraną. Aš nebuvau buvusi iš kaimo, į Tulpę. Čia. Ir paskui, galiausiai buvo, kada 60 metais jinai perlaidojo mamą. Tai tam partijos komitetui, tai čia buvo kaip kalta, kad kodėl tu šitiek metų, nuo 53 iki šito 12 metų, 70 kasė šitą karstą, tą išėmė ir laidojo. Žodžiu, rinko bele ką, kad tik tai ant jos padaryti. Ir pasakė jai, kad viskas, liuosuokis, važiuokis čia. O jinai sako, aš vaikštau po Lietuvos žemę, o ne partijos komiteto žemę. Čia, sako, krauju aplieta ta žemė ir aš turiu teisę joje gyventi. Jinai kovotoja ta buvo, nalaidžiavo taip jau. Bet pasakė jai, viskas atleista iš darbo. Atleido iš darbo. Žmonės prie jos ėjo. Galiausiai atima spaudą jai, kur jinai išgyventi. Į pensijos dar negavo. Atvažiuodavo pas mus čia jinai. Ir pa šitą Baliutavičienę, kurį čia aš jums rodžiau, pusseserė, jinai buvo klinikose ginekologė, jau dirbo. Tai Dalė atėjus pas ją, jinai jos nepriėmė. Kas, tremtinė čia tokia dar pragarsėjus čia, žinai, neigiamam savo tokiam savybėm, nepriėmė jos. O paskui tik vėliau, kada jau laisva Lietuva tapo, tai dabar jinai jau tik tai aš pusseserę turiu, aš pusseserę. Bet gaunasi, kad jinai liko be nieko. Tai mano mamytė eidavo per tremtinius, rinkdavo pinigus, kas kiek galėjo, kad Dalė turėtų duonos ar kruopų nusipirkti. Ir iš buto ją atleist turėjo jinai tenai Laukuvoj. Tai šita Šulskytė ją priėmus buvo. Tai su ta Šulskytė jinai iki mirties ir gyveno.
Tai va šitokia buvo padėtis jos. Taip, prie Laptevų jūros ten jie mano, dabar ar aš Tauragėje, ar jau buvau Sedoje klebonų, kada mane pasiekė šitie atšviesti, reiškia, dokumentai apie jos išgyvenimus, apie tremtį, apie jos mokslus, jeigu neapsirinku, pradžia tremtyje, paskui jau jį užbaigė Kaune. O jau tada, kada va tėvai grįžo, mama, bet važiuodavo mes pas ją ir jinai pas mus labai dažnai atvažiuodavo. Ir atvažiuodavo ir apsistodavo ir jinai tada būtent rašė savo prisiminimus apie Trafimovsko tą bado žiemą, kaip mes iš vis kaip gyvenom. Kada buvo tas vaikinas peršautas ir mes Šilalėj vaikščiojom prie teismo pastato, tai buvo, žinau, sniegas buvo, gal vasario mėnesį buvo. Ir jinai tada man papasakojo, kad jinai yra parašiusi. Ir išpasakojo, aš irgi dar išgyvenau kaip daktarė. Tai buvo pačios pirmosios tokios pažintys su daktarė. Daktarė drįso, ne visai pažįstamai seselei, akušeriai čia pasakoti savo atsiminimus. Ir tas jinai man papasakojo tos atsiminimus ir aš bijojau prasitarti bet kuriai seselei, kad aš žinau. O kitai seseliai, tokiai, kaip jos vardas buvo, Vinskienė, o Danutė, lyg tai Vanda. Jinai labai gražų turi rašyseną kaip dailyraštį. Jinai davė jai perrašyti savo atsiminimus ir jinai nunešė saugumą. Tada ją labai tardė. Dabar žinokit, kada jau buvo, jinai nutarė, va čia, man atrodo, irgi nutylima yra. Jinai pirmiausia, kada jinai parašė savo užrašus, šitus savo prisiminimus, jinai, atsimenu, atvažiavus, aš tik atsimenu, kodėl jinai grįžo iš Vilniaus. Jinai važiavo į Vilnių pas Marcinkevičių. Justiną Marcinkevičių. Taip. Ir jis jos nepriėmė. Jos tų ką jinai raštų. Ar jinai sakė, ką nors apie tą susitikimą su Marcinkevičiumi? Tai jinai tada grįžo. Taip, pasakė. Grįžo, nes jinai buvo labai nuliūdus, labai atsimenu, tais laikais, kai jinai gyveno, prisimenu, su Adyton alkūnėm buvo. Net drabužių neturėjo jau, suprantat, kaip jau buvo. Ir jinai grįžo tokia nuliūdus. Tai čia faktas, aš sakau, paskui, kada va, čia jau jį labai visi gyrė, bet ir jis rašė ir apie Staliną, apie viską, bet vat, kažkodėl liko jisai aukštumo. Jis nepriėmė jos, ką jinai buvo parašiusi, norėjo savo prisiminimus paduoti į patikimas rankas, kaip jinai pasakė. Norėjau, kad į patikimas rankas pasiklausiu. Ir va, šitaip gavosi. O ją priėmė Kazys Saja. Va, šitas žmogus. Ir atsimenu paskutinę kartą, kada jinai atvažiavo 87 metais Liepos mėnesį, čia atsisėdus ir sako, Ada vadindavo mane, sako, žinok, aš šiąnakt tave sapnavau, man labai negerai, aš nenoriu valgyti, man skauda čia kažkur ką. Nu, tais laikais dar nelabai kas čia buvo toj medicinoje tyrimų, nereikėdavo tenais dokumentų. Aš sakau, aš dirbau infekciniam skyriui, dar infektologai, gastroenterologai, sakau, daktarė, aš jūs pasiguldau iš infekcinį skyrių, kitą pavardę, pasakau, kad jūs esat mano teta, kokia išgalvota, ir jau yra pas mus endoskopas, aparatas pažiūrėti stemplę ir skrandį, sakau, ir pažiūrėsim.
Sako, aš bijau važiuoti į Kauną, ten saugumiečiai visur mane, jinai labai bijojo saugumą, kad ją nepribaigtų. Jinai man kelis kartus šitą sakė. Tai sakau, čia nepažįsta nieks ir čia, bet jinai vis tiek išvažiavo į Kauną. Ir gerai, kai išvažiavo, nes rado onkologiją. Tai aš prisimenu, kada jau jinai, mane dabar net šiurpas eina, kada jinai jau gulėjo onkologiniai, aš pas ją beveik kas antrą dieną arba kas dieną, nes pas ją buvo kateteris įvestas į kaklą, valgyti jinai negalėjo. Jai tik morkų sultis galima buvo gerti. Tai va, tai tas morkų sultis, ateini, ta palata buvo didžiulė. Ir atsimenu, aš tik po darbo irgi atgaligi irgi. Ir jinai tik taip su tokiu dar, Linutė, dabar jau aš galiu ir mirti. O čia jos, va, dabar tie jos žodžiai. Pas mane šiandieną buvo žmonės, kuriem aš atidaviau savo rankraščius ir kurie jai pasakė, kad jau jie platina jos prisiminimus. Tai va šitą gerai prisimenu. Ir iš to onkologinės dar tiesa, pas ją, kada įvažiavo, pas ją lagaminėlis buvo ir jisai buvo, kas tik tai knygos jose buvo, tam lagaminėlį. Ir Hanso knyga buvo pas ją. Žmogus miršta vienas. Ir vat jinai dar sako, o mirti jinai nenorėjo. Ne. Mirti vis tiek, sako, reikia vienai mirti. Va čia taip jinai jautė, jinai gydytoja buvo. Jau jinai nedirbo ir aš nežinau, intuityviai mes važiuodavom su vyru rusų laikais, jeigu būdavo kalėdos ir kalėdų po darbo, aišku, reikėdavo dirbti ir gyveno sesuo vyro Jono, Angelė ir vyras Steponas, mes važiuodavom Steponą vardadienio pasveikinti. Ir aš galvoju, o jau buvau žinojus, kad daktarė nedirba. Ir tada aš galvoju, reikia užvažiuoti pas daktarę, tai aš vištą dar ko prisidėjau montažą ir atvažiuoju į langą, pro užuolaidą, Šulskytė pasižiūri. Bet važiavo. Ir aš atsimenu, o tas vaizdelis man taip skaudžiai labai atrodo. Padaviau tokią didelę vištą ir daktarė tai laiko ir sako, Aldona, mes turėsim kalėdas. Aš galvoju, viešpatie, badu buvo Rusijoje ir čia badas, Laukuvoje badas, Lietuvoje. Jau tada buvau kunigas, vikaro pareigose, buvau Tauragės parapijoje. Kažkur gydytoja Dalia pradingo. Na ir vėl žmonės kalbėdavo, kad ji neva sunkiai serganti, kad į Kauną išvažiavusi yra gydytis. Aš labai pergyvenau, aš labai išgyvenau. Ir kai sakant, o padėti negaliu, tik tai gal ekonomiškai kažkiek. Ir tai paskui po kurio laiko galvoju, gal aš mažai padėdavau jai. Gal reikėjo man daugiau padėti, bet jinai niekada manęs neprašė jokios pagalbos, niekada. Tai bet dabar matau, kaip telšiuose eina, aš jai įdaviau lauknešėlį ir paleidau kitoj gatvėje, kad nematytų mūsų susitikimo. Ir nuo mažosios bažnytėlės jie eina su to nešulėliu tokiu. Nu tai man dabar ašaros byra. Tokia patenkinta, laiminga. Nu galvoju, bet aš galvoju, kodėl taip žmogui tiek iškentėjęs Sibirį. Ir vis tiek dar ir toj tėvynėj nebuvo laimės gyventi. Ir galiausiai ją paskui perkelė atgal į klinikas. Ir čia jinai jau ilgai negyveno.
Jau čia dar atsimenu pagalvėlę nunešiau, kad jai patogiau būtų galvai. Ir 25 dieną gruodžio jinai mirė. Atrodo, kad po naujų metų tai buvo atvažiuoja mama ir sako, ar žinai naujieną, kad gydytojos Dalios Grinkevičiūtės jau nebėra. Nu, mišias reikėjo aukoti, ataukoti. Nu, tai ataukojau tas mišias, bet žinoma, pačiose laidotuvės niekas jau nepranešė, jau buvo, jau keletas mėnesių praėję po tos mirties. Ir žinokit, niekas, nematyt nieko. Tai prisimenu, dar man padėjo gauti šilko, pasiuvau aš į suknelę tokią žydrą. Ir aprėpiau ją. Ir kada jie buvo Šermenyse, jau ten, kad iš Laukuvos nebuvo ir Šulskytės nebuvo, atvažiavusios nebuvo. Buvo tik tai gydytoja, kurią jinai padėjo įstoti. Ir kai daktarė jau išėjo iš šio gyvenimo, tai laidotuvėse iš gydytojos buvau viena. Iš Laukuvos niekas neatvažiavo. Ir tik tai staiga atsirado kapinėse, kaip šiandien matau, daug jaunų vyrų. Tai dar jinai, žinokit, priėjo prie manęs, vat kaip jinai sakė, per mandatinę komisiją, kaip Dalė parašė apie jos charakteristiką, kad ją priėmė tada medicinas. Tai jinai sakė, aš nieko nežinojau. Aš sakau, bet jai tai padėti reikėjo, sako, aš nežinojau padėties, kada jau ten kritiška buvo jos. Bet vat šitą buvo, ta gydytoja buvo dar vakarą. O kitą dieną gal mes kaip 5 žmonės gal tik laidojom. Niekas mus nefotografavo. Brolis buvo mano, dar vienas tremtinys, manęs 3. Ir 2 moterys, tai vat iš giminaitės tikriausiai buvo, ar iš tos Baliutavičienės gal kažkas atsirado. Tai vat šitaip palaidota Dalį, va šitaip buvo. Galbūt jis svajojo, bet tos atgimimo aušros amžinatilsį gydytoja Dalia nesulaukė, labai gaila, bet nesulaukė tos atgimimo aušros. Na jau paskui juk jau 87-8 metais jau kiti vėjai papūtė, kaip jie būtų pradžiugusi, manau, įsijungusi tą veiklą, bet deja Dievo planai buvo kitokie. Bet kad nesulaukė nepriklausomybės, nu negaliu kaip gaila. Jinai būtų turbūt šalia Landsbergis stovėjusi. Ir gal politika biškai kitaip būtų pakrypusi. Greičiau būtų iš Rusijos išvaręs iš Lietuvos. Tuo ir baigėsi, tol, kol laisva Lietuva tapo. Vat kada laisva Lietuva tapo, tai tada labai visi prakalbo, visi prisimena. Tai buvo toks žmogus, kurią gyvenime gali sutikti ir šiais laikais mažai yra. Bet aš ją prisimenu ir man atrodo, kad aš ją prisiminsiu visą gyvenimą tokią kaip tvirtą moterį, gerą specialistę, pasiruošusią žmogui patarnauti ir padėti. Toks įspūdis man daros per tos mano vaikystės, paauglystės metus. Ir ne tik aš vienas taip kalbu, daugelis laukuviškių, žinoma, jau dabar po tiek metų labai daug žmonių yra iškeliavusi, pasikeitė kartos, bet mūsų atmintyje jį lieka tokia. Pasakyčiau, ačiū daktarė už tai, kad aš jūs pažinojau. Aišku,
aš kai ką iš jos ir perėmiau. Džiaugsimės amžiną laimę ir tie visi vargai iškentėti žemėje bus praėję, viskas nauja. Visi, su kuriais tu susitinki, kurie tau gero yra padarę, ar linkėję to gero, juk juos prisimeni savo gyvenimo kelyje, ir tikiesi, išpažindamas šventųjų bendravimą, kad tos brolius ir seseris pamatys ir amžinoje laimėje. Taip jau esu įsitikinęs, kad ir amžinatilis gydytoja Dalia Grinkevičiūtė sutiksim amžinoje laimėje. Juk mūsų tai yra pagrindinis gyvenimo tikslas – siekti tos amžinos laimės. Dalia Grinkevičiūtė, patyrusi Sibiro pragaro šaltį, grįžo neužšalusią širdimi. Išgyventos siaubingos kančios pastumėjo išsirinkti specialybę, kuri gelbės žmonės. Tapusi medikė, ji paliko didelius humanizmo pėdsakus, apie kuriuos liudijimą iki mūsų dienų. Alleluja.